Rėmėjas lietuviška, ekologiška, Beržų sula Sipsa. Šiandien Keliauk su reporteriu atvyko į mažąją Lietuvos kultūros sostinę – Gasčiūnus. Ir mane pasitinka šio kaimo gyventoja Teresa. Malonu? Malonu. Tai kas tai per kaimelis Gasčiūnai? Gal ne visi ir žino dar jį? Galbūt ir ne visi, bet garsas apie mus labai plačiai sklinda. Vietovė minima nuo 17 amžiaus. Žmonės pas jūs vis atvyksta, atranda jūsų kaimelį. Ką veikia čia atvykę? Kepam bandeles ir savo ir svečiam, kartais iš tikrųjų ir savo kepam. Tai girdėjau, kad ir angelus čia gaminate kartu su atvykstančiais. Taip, gaminame angelus ir visokius kitokius dirbinius. Tai galima gal pabandyti pagaminti? Prašom, einam, išbandysime. Labadiena, esu Jurgita. Malonu. Prašome ir šiandieną kviečiu nusilpdyti savo laimės angeliuką. O, kaip puiku. Tai bandom pradėti kažką daryti. Prašom, duosiu pabandyti pajusti patį molį. Atsipjaukite reikiamą gabaliuką molio. Kiek jo reikia? Nu, vat galit pjauti, o po to jau, žinot, laužysim ir kiek prireiks. O, kaip plastilinas. Ir bandysime vat lipdyti kūnelį. Reikia išsukti. Darome rutuliuką, vat taip vat tarp rankyčių. Kūnelio darimui vat maunam ant piršto. Svarbu labai neišploninti, nes molis džiūsta ir dar traukiasi ir jis dar plonėja ir gali kepant tiesiog susprogti pečiai. Sekantis etapas yra angeliuko galvutė. Rutuliuką pasidarom. Visom detalėm prilipinti naudojamas šlikeris, vadinamas čia tokie molio klijai, kad geresnis sukibimas, būtinai bet kokią detalę reikia patepti. Ir tada ką? Sparnelių reikės? Tai būtinai, kaip angeliukas be sparnelių. Ir irgi naudosim tos pačius būtinai, klijus. Būtinai. Akytes taip pat naudojam tiesiog paprastą krapštuką. Naudojam sietuką. Ir tiesiog molio gabalėlį paėmė, su pirštukais spaudžiam. Ir lenda tokie plaukučiai. Daugelis mūsų užaugę pamiršta tą vaikišką kūrybos džiaugsmą. Tačiau jis niekur nedingsta. Ir pradėję lipdyti, kad ir pačius paprasčiausius kūrinius, galime ir vėl trumpam sugrįžti į nerūpestingą vaikystę, kai darėme kažką ne todėl, kad to iš mūsų reikalaudavo, o todėl, kad tai buvo smagu. Dar galit burnytę jo šypsenėlę padaryti su to pačiu pagaliuku, datytę. Turit savo angeliuką? Svečiuojamės labai įdomiame Jakiškių dvare, kurio savininkai čia atsirado prieš 12 metų ir svajojo pilnai renovuoti dvarą. Tačiau supratę, kad jis žavus toks, koks yra, paliko į tokį. Sveiki, sveikinuos su šio dvaro savininke Meile. Pone Meile, sakykite, kokį dvarą radote, kai atsikraustėte jį? Radom niūresnį, sovietmečių nudažytą iki pusės aliejiniais dažais, žaliais, mėlynais ir rudais visokiais. O šiukšlių nemažai radom. Ir po truputį pradėjot tvarkyti? Po truputį taip, pradėjom grandyti, tvarkyti, kuopti. Metus laiko mes kuopiam šitą dvarą. Bet sakot, pinigai labai greitai išseko. Pinigai išseko, stogas suvalgė daug pinigėlių ir pinigai pasibaigė ir tada pasibaigė mūsų darbai. Bet pradėjo eiti menininkų pasaulis, kurie pradėjo sakyti, tas dvaras kažkokią aurą turi kitokią, jis labai autentiškas, jis labai šarmo turi daug, jisai džiazuojantis dvaras. Ir mes klausome, sakom, tai kaip smagu čia mum, kad jis nerestauruotas ir kažkam patinka. Ir patys patikėjom tuo, kad jis tikrai kažkoks įdomesnis, toks autentiškas, su nedažytomis sienomis, su nedažytomis durimis, su nedažytomis grindimis. Tai papasakokit, kokia ta dvaro istorija Jakiškių? Jakiškių dvaras pastatytas 1898 metais. Jį pastatė iš Livonijos atėję baronai Koškuliai, vokiečių kilmės. Pasistatė šitos rūmus, vedė iš Pakruojo dvaro Olga, į žmonas paėmė, susilaukė 5 vaikų, 2 vaikai mirė, o 3 vaikus užaugino. Iš sūnaus Valterio yra palikuonių, o iš Mėtos ir Jekaterinos mergaičių senmergės buvo, palikuonių nėra. Tai kas buvo problema, tai kad negalit pabaigti, tapo jums atradimu. Susirestauravo kiti dvarai, o aš viskas, nebeturiu pinigų, man tikrai labai buvo liūdna ir baisu, galvoju,
nusipirko čia Boba dvarą, tai ką jinai dabar darys, kad pinigų nebeturi restauracijai, bet tikrai tie visi menininkai mane taip įkvėpė, kad čia sako, labai gražu, ir aš galvoju, tapyba ant sienų, ir aš pradėjau ir aš džiaugtis tą tapybą ant sienų, kaip matot, išlikę dvaro laikų polichromijos, medžio imitacija ir išlikusios tikrai daug autentikos, ir langų turim, ir stiklų, ir langinės visam dvare, galiu praverti, parodyti, kokios autentiškos, kaip žaliuzės langinės. Ir visa tai buvo būtent, kai radote dvare ir išsaugojote. Taip, ir tas langas dvaro, ir tas ir viršutinis, ir visos palangės, ir labai daug grindų, kur jau visai buvo supuvę, tas grindis pasikeitėm, buvo visos durys išplėštos, durys visas suprotezavom, sudėjom rankenas, tai dabar visos mūsų durys užsidaro ir atsidaro, taip nebuvo. Su dvaru atėjo į mūsų gyvenimą labai daug gerų žmonių, labai daug dailininkų, menininkų, dizainerių, kurie patarė, kaip daryti, ką pirkti, ką nepirkti. Ir padovanojo šitą veidrodį vieni kaimynai, jam 200 metų dovanotas. Ta komoda, mamytės, mano kaimynai, čia vėl Joniškio kaimynai šitą antikvarinę komodą. Žodžiu, kai tu nebeturi pinigų, ateina tokių nuostabių žmonių, kurie duoda, uždyka ir paveikslų dailininkai pridovanoja ir šitų baldų. Lankantis šiame Joniškio rajone esančiame dvare, supranti, kad net ir skaudi sovietmečio praeitis nesugebėjo sunaikinti istorijos, kuri prabyla kiekviename šio dvaro kampe, sienose ir balduose. Kadangi čia buvo dvaro valgomasis, tai sako ekspertai, kad čia galėjo būti valgomojo spinta. Spintos rėmas išlikęs, durelės, aišku, sovietmečio, žiurkių pragraužtos, bet vienas dizaineris sakė, nebandykit mes lauktų durelių, žiurkių pragraužtos, čia labai gerai. Tai mes visų klausom tų menininkų ir galbūt... Tai čia būdavo indai dedami tikriausiai. Taip. Ir čia valgydavo šio dvaro savininkai. O anoj patalpoj arba rūkydavo, arba kortum loždavo. Tai dar ir to ir nežinom. Arba taip, arba taip. Ta kita patalpa. O sovietmečių tai čia virė valgyti, čia buvo valgykla, o ten plovė indus. Tai sugadino šitą spintą, išpjovė šitą vietą, ten maitindavo studentus. Sugadino dvaro duris, ten maitino linkaičių kolūkio žmonės. Žodžiu, valgykla ir virtuvė. Tai čia nudažė lėniais dažais iki pat viršaus. Čia yra 8 sluoksniai. Ir šitos durys yra išlikusios laukinės. Štai va, 119 metų. Jau suprotezuotos po mažą gabalėlį, kad išsaugot kiekvieną centimetrą. O tie margi lopai specialiai palikti parodyti, kiek buvo sluoksnių sovietmečių. Tokios dvasios, kuris sklando Jakiškių dvare, nenusipirksi už jokius pinigus. Ir nenupasakosi žodžiais, tad atvykti ir pajusti ją teks jums patiems. Rėmėjas lietuviška, ekologiška, Daržų sula, Sipsa.